Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Norėčiau priminti, kad nusprendžiau dalyvauti rinkimuose kartu su Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija. Kad galėtume dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, mums reikia surinkti 10 000 parašų. Jeigu manote, kad mano veikla yra naudinga ir norite politinę padangę matyti naujų jaunų veidų, kviečiu jūs pasirašyti. Nuorodą pasirašymui paliksiu vaizdo įrašo aprašyme. Šiandien Vyriausioji rinkimų komisija paviešino labai svarbius duomenis apie kandidatų į prezidentus pajamas ir turtą. Verta paminėti, kad vienas žurnalistas įdomiai buvo įvardijęs, kad kandidatai yra vien vyrai. Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Lietuva tiesiogiai. Vakar paaiškėjo visi 8 kandidatai prezidento rinkimuose, vien vyrai. Šiandien su vyrais aptarsime, kokie kieno šansai. Kaip bebūtų, panagrinėkime kandidatų pinigines, nes turimo turto kiekis yra svarbus dalykas. Perrinkimus siekiantis dabartinis šalies vadovas Gitanas Nausėda su šeima nurodo turys beveik 360 000 eurų vertės turto, apie 21 000 eurų santaupų ir 27 000 eurų paskolą. Praėjusiais metais jis deklaravo gavęs beveik 123 000 eurų pajamų. Premjerė Ingrida Šimonytė nurodo turinti turto už 316 000 eurų, 13 000 eurų santaupų ir 46 000 eurų siekiančią paskolą. Pernai ji nurodo gavusi 72 000 eurų pajamų. Medikas Eduardas Vaitkus šeimos turto deklaracijos anketoje nurodo turintis 431 000 eurų turto ir santaupų. Pernai uždirbęs 7500 eurų ir gavęs dar 1300 eurų kitų pajamų. Buvęs advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlės su sutuoktine pernai deklaravo 1 860 000 eurų turto ir santaupų. Yra suteikęs 1 335 000 eurų paskolą. Pernai jis uždirbo 169 000 eurų, gavo dar per 49 000 eurų individualios veiklos pajamų. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, kurį rinkimuose kelia Laisvės partija, nurodo su šeima turintis apie 41 000 eurų turto ir pajamų bei 103 000 eurų paskolą. Jis deklaravo pernai gavęs 140 000 eurų pajamų. Naujai įkurtos partijos Nemuno aušra lyderis Seimo narys Remigijus Žemaitaitis iš viso skelbia su šeima turintis 8 444 tūkstančius deklaruoti privalomą turtą ir santaupų. Taip pat yra paėmęs per 166 000 eurų paskolą. Politikas pernai deklaravo gavęs 111 000 eurų pajamų, dar apie 44 000 jis gavo iš individualios veiklos. Buvęs krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas nurodo, turys turto už 125 000 eurų, taip pat sukaupęs apie 206 000 eurų santaupų bei turi 65 000 eurų paskolą. Pernai jis deklaravo beveik 84 000 pajamų. Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis savo anketoje teigia su šeima turintis turtą už 230 000 eurų, 19 000 eurų santaupų, parlamentaras taip pat turi ir beveik 31 000 eurų dydžio paskolą. Praėjusiais metais jis deklaravo gavęs beveik 56 000 eurų pajamų. Tai štai, bičiuliai, tokie skaičiai. Ką apie jūs manote jūs, brangūs žiūrovai, gal kažkurie skaičiai jūs nustebino? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.